Keliaujam su manimi mano pirmąjį užsienio muzikos festivalį Sziget pamatyti Charli XCX, Shawn Mendes, Nelly Furtado ir dar daugelio kitų. Kelionė prasidėjo pirmadienio rytą iš Vilniaus oro uosto tiesiogiai į Budapeštą. Čia jau esu buvęs prieš keletą metų, tačiau vis tiek buvo smagu aplankyti gražiausius objektus iš naujo. Budapešte prieš festivalį turėjom 2 laisvas dienas, bet čia dalį praleisiu, nes neįdomu pasakoti detaliai apie turistinės veiklas. Todėl nusikelkim iki antradienio rugpjūčio 5 vakaro. Norint patekti į festivalį, reikia bilietus įsikeisti į apyrankės, todėl keitimą nusprendėm padaryti iš vakaro, kad festivalio dieną nereikėtų stovėti eilėse. Pasiėmę apyrankės gavome labai fainą dalyką, tai yra festivalio pasą. Kadangi festivalis vyksta miesto saloje, palapinėje gyventi nereikėjo, galėjom apsistoti Airbnb, taigi iš ten ryte užsidėję apyrankės ir pasiruošę savo dienos outfitus. Mano dienos outfite dominavo žalia spalva dėl Charli XCX, pajudėjom link festivalio. Kadangi tai buvo pirma diena, leidom savo tiesiog pasivaikščioti, patirinėti festivalio aplinką. Akivaizdžiai festivalis skirtas ne tiek vengrams, kiek tarptautiniai auditorijai. Čia aš radau ir Lietuvos vėliavą. Laikas praėjo labai greit ir net nepastebėjom, kaip ant didžiosios scenos prasidėjo koncertai. Pirmoji pasirodė Alessia Rose, kurią šiemet mačiau jau 2 kartus, nes jie apšildė Dua Lipą. Taigi, festivalyje Sziget tai buvo 3. Vėliau ant scenos lipo K-pop grupė Kiss of Life, taigi pirmą kartą gyvenime pamačiau Korean pop pasirodymą ir galiu pasakyti, kad šou jie tikrai moka padaryti. Trečiasis dienos koncertas buvo Little Sims. Šią atlikėją žinojau iš anksčiau, tačiau jos muzikos įprastai neklausau, bet pasirodymą buvo smagu stebėti vien dėl jos charizmos. Galiausiai atėjo metas pamatyti ir pagrindinę dienos atlikėją Charli XCX. Prieš jos koncertą žmonės pradėjo spaustis ir grūstis į priekį, todėl stovėjom kaip silkės. Patirtis nebuvo labai maloni, tačiau koncertas tikras vakarėlis. Net ir susispaudę žmonės šokinėjo, dainavo ir bendrai pasakius tiesiog šėlo. Nuo paskutinio karto, kai mačiau Charli XCX Galapagų muzikos festivalyje, jis stipriai paaugo ir kartu su savimi užsiaugino didžiulę gerbėjų armiją. Where the fuck are my 365 party girls at? When I'm in the club, yeah, I'm 365 party girl. Should we do a little beat? Should we have a little line? Wanna get real wild when I'm
Iškart po Charlie pasirodymo skubėjom prie kitos scenos, kur labai norėjau pamatyti Kenya Grace. Ją seku nuo super hito Strangers. Panašu, kad didžioji dauguma ir buvo susirinkę išgirsti šios dainos. Tačiau aš mėgavausi visų pasirodymų. Galiausiai jau stipriai nusikalę ir skaudančiais įdegimais nuo saulės laukiam paskutinio mus dominusio dienos pasirodymo, tai grupės Empire of the Sun. Sakyčiau, kad ši grupė savo populiarumo piką turėjo prieš maždaug 15 metų, tačiau dabar vyksta visiškas jos atgimimas. Kadangi scena buvo po stogu, panašiai kaip palapinėje, grupės pamatyti netilpo visi norintys. Mačiau, kad tik tokia daug žmonių dėl to skundėsi. Ir aišku, žinom, dėl kurios dainos žmonės susirinko pagrinde. Tai buvo visiškai kosminis pasirodymas, tiesioginė to žodžio prasme, per kurį pamiršom visą nuovargį. Po koncerto norint išeiti iš festivalio teko pastovėti eilėje, todėl į Airbnb sugrįžom tik apie 3 nakties, o kitą dieną laukia vėl ankstyvas rytas. Pamiegoję vos 6-5 valandas vėl susiruošėm ir iš Airbnb keliavom į festivalį. Šiandien kiek anksčiau, nes norėjom būti kuo arčiau scenos. Sesė labai norėjo pamatyti Shawn Mendes, nes tai jos vienas mėgstamiausių atlikėjų, o aš norėjau pamatyti Nelly Furtado. Beje, šiai dienai pasirinkau kaubojišką outfitą. Nežinau kodėl, bet manau, kad festivaliui visai suėjo. Šiandieną festivalyje buvo su daug laukimo. 2 valandas laukiam, kol mus prileis prie scenos, o vėliau dar 2 valandas teko laukti koncertų. Tiesa, koncertai man šiandien patiko labiau. Diena prasidėjo nuo Ocean Alley, kurių žinojau tik vieną dainą, tačiau man jie tapo didžiausiu šio festivalio atradimu. Labai patiko jų chill vibas, toks vasariško vakaro jausmas. Vėliau ant scenos pasirodė merginų grupė The Beaches, kurių pasirodymas man neįtin patiko. Atrodo, tiesiog ėjo ir praėjo. Bet situaciją labai pataisė trečioji ant pagrindinės scenos lipusi Nelly Furtado. Tikėjausi, kad bus gerai, bet buvo dar geriau. Jos pasirodyme ėjo hitas po hito.
galas tiesiog visus išnešė. Nelly Furtado tikrai yra ta atlikėja, į kurios koncertą eičiau dar kartą, jei užsuktų į Lietuvą. Galiausiai po 9 valandų laukimo scenoje pasirodė ir pagrindinis dienos atlikėjas Shawn Mendes. Jo koncerto pradžioje galvau, kad neteksiu klausos, nes panelės taip spiegia, kaip dar nesu girdėjęs gyvenime, o koncertų esu aplankęs daug. Buvo momentų, kai pagalvojau, kad gal aš jau per senas čia būti, bet negaliu sakyti, patiko ir man. Atlikėjas skambėjo puikiai, o jo atliekamos dainos buvo tiesiog pasauliniai hitai. Po festivalio patikrinęs nustebau, nes pasirodo, kad net 6 jo dainos Spotify turi virš milijardo perklausų, o 4 iš jų virš 2,5 milijardo. Po Shawn Mendes laukia paskutinis norimas aplankyti koncertas, tačiau iki jo turėjom šiek tiek laiko, todėl leidom savo pailsėti ir netikėtai užsukom į cirko pasirodymą ore, kuris taip pat buvo įspūdingas. Na, o galiausiai keliavom pamatyti elektroninės muzikos dueto Justice, kurie mane žavi ne tiek savo muziką, kiek šviesų pasirodymu. Deja, per video to perteikti neišeina, tačiau per kūną tiesiog ėjo šiurpas. Festivalį pabaigėm prieš 2 nakties ir skubėjom į Airbnb susirinkti daiktų, o tada tiesiai į oro uostą, kur 6 ryto laukia skrydis atgal į Lietuvą. Taigi buvo nemiegota visą naktį. Lipdamas į lėktuvą jau žinau, kad čia sugrįšiu ir kitais metais dėl to paties festivalio. Bendras 2 dienų įvertinimas būtų 10 iš 10. Festivalis tikrai labai patiko, vaibas buvo geras, o atlikėjai į sceną lipo vienas už kitą geresnį.
Nors festivalis milžiniškas, per dieną apsilanko apie 80 000 žmonių, jis vis tiek jautėsi jaukus. Galbūt ir tau yra tekę apsilankyti Sziget festivalyje, jei ne šiais, tai gal ankstesniais metais. Pasidalink patirtimi komentaruose.